Šie prietaisai šitoje aplinkoje fiksuoja labai nedidelį spinduliuotę. Tai labai nedidelė dalis leistinosios higienos normos. Tačiau palyginus su natūraliu fonu, kuris buvo iki mobilaus ryšio išplitimo, tūkstančius kartų didesnis fonas. Dabartinės higienos normos yra palankios mobiliojo ryšio plėtotojams. Mokslininkai tikina, kad jos nėra saugios, neatsižvelgia į žmogaus sveikatą. Lichtensteinas, Belgija šiuo metu jau sumažino savo spinduliuotę. Lietuvai irgi reikėtų keisti higienos normą. Jeigu jums neramu dėl to vaizdo, kurį jūs matote, jeigu toks vaizdas yra pro jūsų miegamojo langą, jeigu jums nuolat skauda galva, jeigu jūs įtarėt, kad galit būti veikiami šitos spinduliuotės, jeigu jums nemiga, jūs apsidairykit savo aplinkoj. Galbūt jūs savo bute apgyvendinot kur kas pavojingesnius įrenginius, kurie skleidžia mikrobangų spinduliuotę. Pakreipus į gretimo kabineto sieną, iš tos pusės spinduliuotė 2-3 kartus viršyje tą spinduliuotę, kuri yra iš mobiliojo ryšio antenų. Ten veikia kažkoks mikrobangų siųstuvas, kuris didina spinduliuotę šitam kabinete. Šiuolaikinio žmogaus darbo aplinka, kurioje praleidžiamos ilgos valandos, tai daug elektros smogų. Šitas prietaisas iš bevielio ryšio sklindančias mikrobangas paverčia garsu. Mes šitų mikrobangų nejaučiame, negirdime, tačiau dėka šito prietaiso mes galim pasitikrinti savo darbo aplinką. 4 kartus viršyje Lietuvos higienos normą ir 1000 kartų viršyje rekomenduojama šiuo metu mokslininkų. Ant dažno darbo stalo šalia žmogaus visą dieną yra mikrobangų spinduliuotės šaltinis. Tai būtų modernus belaidis telefonas nešiojam rageliu. Tai gali būti bevielio interneto prietaisas. Dabar mes pamatuosim bevielio interneto prietaiso skleidžiamą spinduliuotę. 0,8 mikrovato. Tačiau mokslininkai rekomenduoja gyvenamojo aplinkoje 1/100 mikrovato į centimetrą spinduliuotę. Šitas telefonas veikia lygiai taip pat kaip mobilus telefonas skambinant, švitina smegenis, o tuo metu, kai neskambina, 24 valandas bute skleidžia mikrobangų spinduliuotę. 5 kartus daugiau negu Lietuvos higienos norma ir 100 kartų viršyje mokslininkų rekomenduojama norma. Dabar pakalbėsim apie kitą prietaisą, šalia kurio praleidžiam daug laiko. Tai kompiuteris. Jisai skleidžia ne mikrobangų spinduliuotę, o elektrinį ir magnetinį laukus. Šitas prietaisas skirtas matuoti elektriniam laukui. Šitas kompiuteris, jo spinduliuotė viršyje normas 100 kartų. Kad sumažinti elektrinį lauką, kompiuteris būtinai turi būti įjungtas į įžemintą rozetę. Ir dabar mes jį perjungsim. Mes dabar kompiuterį perjungiam į įžemintą rozetę, į rozetę su įžeminimu. Ir va dabar tas pats kompiuteris, tačiau visai kitokie skaičiai ekrane. Tai yra sumažėjus spinduliuotė. Dabar sutvarkėm šitą aplinką. Elektrosmogas kuo mažesnis, kad mažiau kenktų žmogui. Aplinka yra 100 kartų saugesnė negu prieš tai. Bevielį internetą naudojam tik tuo metu, kai dirbam. Jeigu tai yra būtina, jeigu yra galimybė naudotis laidiniu internetu. Laidinė klaviatūra, laidinė pelė yra saugiau negu belaidžiai prietaisai. Belaidį telefoną keičiam nors ir atrodo pasenusių laidinių. Mums nebūtina atsisakyti šiuolaikinių technologijų, tačiau mums būtina žinoti, kaip jomis saugiai naudotis. Mes negirdim, nejaučiam
Tačiau mūsų ląstelės fiksuoja šitą spinduliuotę. Ir juose vyksta pokyčiai, kokie pokyčiai ir kaip, kokio stiprumo, visa tai dabar yra tyriama. Ir todėl visai šitai technologijai būtina taikyti atsargumo principą. Kol neįrodyta, kad nekenkia, naudoti senom išbandytom technologijom.